Keliamas kamuolys į baudos aikštelę, rikošetas ir įvartis. Ojojojojoj, per keletą minučių krenta 2 įvarčiai Kauno Žalgirio vartus. Ir situacija, kuri atrodė klostosi viskas, na, tikrai ganėtinai pozityviai. Rungtynės ganėtinai ramios. Niekas per daug nieko nesusikūrė, bet štai čia pirmas smūgis. Arti buvo to, kad įvarčio nepraleistų Kauno Žalgiris, bet Tomui Švetkauskui šiek tiek pritrūko. Dabar na, labai nemalonus rikošetas ir čia jau aišku vartininkas nieko negalėjo padaryti, o įvartį pelnė mano jau prieš tai apkalbėtas Skotas Makena, vidurio gynėjas, aišku, standartinės padėties metu atsidūrė baudos aikštelėje. Štai čia atšoko kamuolys, blokavo ten varžovo perdavimą Krekovičius ir nuo Mino Benšaibo kojos tiesiog kamuolys į vartų kampą įskrieja. Nemalonu, skaudu, bet kito kelio nėra, reikia kovoti. Kauno Žalgiriui reikia nenukabinti nosių. Ir sakyčiau, kad dabar reikia laukti pertraukos. Manau, kad Željko Sopičius